so many questions that kept on evolving after the previous thing, and I could see the speaker was just really so generous and just keeping going, and everyone was really rapt. It's probably the most I've learned in a short space of time in the last year or so. His smile. He has just this amazing smile that carries this incredible energy, and it's really infectious. Yeah. In some ways, for me, it wasn't so much what he said, but more his very presence that really had a big impact on me. I think I've come across people like that in stories and in films before, but I've never come across someone like that in real life. And so it was really an honour to be in an audience for a speaker like that. I'd really say that Vader London has this fantastic ability at bringing people from different walks of life together. You've got all these amazing people, whether they're professionals, whether they're artists, whether they're designers. It's really marrying together this amazing world of music, drama, philosophy. And I'd say just come along, experience it. If you like it, keep coming back, and I'm sure you will. Incredible. Enlightening. Inspiring. Rejuvenating. Friendly and inspirational. Soul-searching. Colourful. Very spiritual. Inspirational. Fun, entertaining and enlightening. Come back soon. Tai kita mūsų vakaro dalis. Man didelis malonumas pakviesti Radhanatha Swami, pasaulyje žinoma autorių, filantropą ir dvasinį lyderį. Gimęs Čikago, Radhanatha Swami 19 metų nukeliavo į Indiją, ieškodamas dvasinių tiesų ir žinių. Jau 40 metų jis yra žinomas kaip vienas pasaulyje labiausiai gerbiamų dvasinių mokytojų iš Indijos. Radhanatha Swami buvo pakviestas skaityti pagrindinius pranešimus Google, Apple ir Starbucks būstinėse, o taip pat jis kalbėjo lordų namuose. Jo darbas vedė susitikti jį su prezidentu Barack Obama, o taip pat premjerministru Narendra Modi. Radhanatha Swami įkūrė ligoninę Mumbajuje, o jo labdaringi vidurdienio pietūs išplatino 300 000 porcijų maisto kiekvieną dieną vaikams Indijoje. Prašau, prisijunkite prie manęs pakviesdami jo šventenybę. Jnantimidandasya Jnananjanachalakaya chakshurun milidham jena Tasmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya
Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Very grateful. Aš labai dėkingas ir pagerbtas būti su jumis visais šį vakarą. Ačiū už tai, kad esate čia. Ir ačiū Ernst & Young EY už tai, kad jie priėmė šį palankų renginį. Šiandienos tema yra gyvybė be sienų. Dažnai tai reiškia, kaip panaudoti savo vaizduotę, galvoti anapus dėžės, matyti neregimus dalykus, bandyti padaryti neįmanomus dalykus, įveikti kliūtis. Net kai mes negauname labai daug palaikymo iš kitur. Tačiau dvasiniu požiūriu, moraliniu požiūriu mes esame matę žmonių, kurie galvoja anapus dėžės ir kurie tikrai pasiekdavo neįtikimus dalykus anapus bet kokių lūkesčių, bet kurie buvo tironai, kurie buvo kupini godumo, kurie sukeldavo ekonominius nuopuolius, genocidą ir tiek daug skausmo. Taigi, kai mes galvojame apie gyvenimą anapus sienų, tai yra labai svarbu. Kad kartu su išorišku pasiryžimu, entuziazmu būtų taip pat ir vidinė transformacija. Kitokiu atveju mūsų pasiekimai niekada nesuteiks mums visiško širdies išsipildymo ir nepadės mums pozityvių pokyčių pasaulyje instrumentais. Galų gale daugybė pačių baisiausių nelaimių šiame pasaulyje šiandien yra sukurta žmonių, turinčių labai aukštą išsilavinimą, turinčių daug turto ir turinčių nesuvokiamą vaizduotę. Mes švenčiame Divalį. Tai festivalis, kuris susitelkia į šį principą. Gėrio pergalė prieš blogį, šviesos pergalė prieš tamsą, žinių prieš neišmanymą. Tačiau ypatingai ši šventė susitelkia į vidinės transformacijos poreikį. Kaip transformuoti godumą į dosnumą, transformuoti savanaudiškumą į nesavanaudišką tarnystę. Pasipūtimą į nuolankumą, neapykantą į meilę. Įdomu, Divalį vyksta per Amavasiją. Tai yra pati
tamsiausia mėnesio diena. Kai kurie žmonės tai vadina diena be mėnulio, kai kurie vadina mėnulio jaunatim, kadangi nėra mėnulio tą dieną. Ir žmonės gyvenantys mieste, jie nepastebi šito skirtumo. Tačiau, jeigu jūs gyvenate vietoje, kur nėra visų tų supančių šviesų, ir jūs naudojate žibintuvėlį, tai labai didelis skirtumas pasaulyje, ar yra mėnulis ar ne. Kai aš buvau jaunesnis, aš užlipdavau naktį į kalną už 3 mylių nuo savo namų ir pilnatį galima būdavo matyti viską, o per Amavasją buvo absoliuti tamsa. Ir tamsoje jūs nežinote, ar prieš jūs yra gyvatė, ar yra duobė prieš jūs. Jūs esate aklas. Ir jūsų akis netlieka jokios funkcijos tamsoje. Ir natūralu, kad tamsoje yra baimė. Amavasya yra tamsiausia naktis. Ir jie taip pat laikoma Indijos tradicijose pačia nepalankiausia arba nesėkmingiausia naktimi. Tačiau Diwali yra diena, tai yra šviesos ir palankumo naktis, kai žmonės uždega žvakes arba ugneles ant savo namų stogų, tarp duriuose, keliuose, upių pakrantėse. Tai yra pati šviesiausia metų naktis be mėnulio. Tai transformacija. Šviesa yra gyvybė. Saulė yra šviesos šaltinis. Mes negalime gyventi net akimirkos be saulės, šviesos ir šilumos. Ir daugelio būdų, suprasdami šį principą, mes galime suvokti, kad kokiam statusui visuomenė, ar rasiai, ar lyčiai, ar socialiniai situacijai mes priklausytume, mes visi priklausome nuo gamtos vienodai. Ar kažkas yra milijardierius, arba mažytis svamis, kaip aš, kuris neturėjo banko sąskaitos nuo 1969 metų. Mes visi priklausome nuo tos pačios saulės. Ar jūs iš Pakistano, ar Indijos, ar iš Palestinos, ar Izraelio, ar jūs būtumėt iš Amerikos ar Rusijos, mes visi priklausome visiškai nuo tos pačios saulės, nuo šviesos ir nuo šilumos. Kas mes bebūtume, mes esame absoliučiai bejėgiai be šitos aukštesniosios šviesos jėgos. Diwali pripažįsta štai. Pripažįsta aukštesnę galią, nuo kurios asmeniškai ir kolektyviai mes visi priklausome. Ir esame dėkingi šitai aukštesniai galiai. O iš tikrųjų jaustis dėkingu tai aukštesniai galiai reiškia gerbti gyvybės požymį visur, kur jis be pasireikštų. Diwali yra labai ypatingas metas. Kaip Kalėdos ar Hanaka. Tai šviesos metas. Metas, kai dovanojamos dovanos. Metas, kai žmonės jaučiasi labdaringi. Tai yra metas dalintis. Kadangi tai yra pati esmė to, kas yra šviesa ir dorybė. Tai metų laikas, kai mes tikrai susitelkėme į tai, kaip šviesą atnešti į savo pačių širdis, protus, kaip būti instrumentai šitos šviesos visame, ką mes darytume.
The history of Diwali has many Diwali lessons as istorija well. taip pat turi daugybę pamokų. In Ramayana, Ramajanoje it is explained yra aiškinama, after Ram po and to, kai Sita Rama and ir Lakshmana Sita ir were in Lakšmana exile, buvo ištremti 14 14 metų, they returned jie grįžo to their city į savo of miestą Ayodhya. Ajodhją. Everyone loved them more than their own life. Visi mylėjo juos labiau nei savo pačių According to the gyvenimus. Vedas, Pagal Vedas, Lord Ramchandra viešpats is an Ramachandra avatar, yra an incarnation avatara, of the one supreme God. vieno aukščiausiojo Dievo inkarnacija, kuris pasirodė šitoje žemėje tam, kad pamokyti savo paties pavyzdžių. Ir jisai atėjo su The Sita, supreme feminine aukščiausiu aspect of moteriškų Dievo aspektų. God. Together, Kartu they passed through jie inconceivable difficulties patyrė nesuvokiamus with integrity, sunkumus, with bet values, priėmė tai labai with compassion. nuosekliai, su vertybėmis, su užuojauta. And because of their Ir goodness, dėl jų darybės, because they saw kadangi jie everybody and respected everybody, kiekvieną matė ir with equal gerbė vision, kiekvieną lygiai, everyone loved them. visi juos mylėjo. The place that they Ta ruled, vieta, kurią jie there was valdė, practically no crime, ten there was no nebuvo praktiškai poverty, jokio nusikalstamumo, because people nebuvo lived with skurdo, nes žmonės compassion. gyveno su užuojauta. Why? Kodėl? Because their leaders Kadangi jų lived with compassion. lyderiai gyveno su užuojauta. Nothing could corrupt them. Niekas negalėjo jų sugadinti. therefore Ir practically todėl nothing praktiškai could corrupt their niekas citizens. negalėjo sugadinti taip pat ir jų But how did that happen? miestiečių. Bet kaip taip atsitiko? When they were very young, Kai jie buvo labai jauni, just married, ką tik tai vedė Ram, Ramą, by very unfair, labai envious, nesąžiningų, fearful manipulation, pavydžia he manipulacija, was jisai exiled to buvo the forest ištremtas for į 14 mišką years. 14 metų. He didn't have to Jis go. neprivalėjo eiti could have į mišką. fought and Jisai won. galėjo kovoti už save. But because the honor of his Tačiau kadangi father was at ant stake, kortos stovėjo jo tėvo garbė, he chose jis to go. pasirinko keliauti į mišką. Because he was grateful Kadangi to jis his buvo father. dėkingas savo tėvui. To be grateful to someone, Būti to dėkingu honor kažkam, someone, gerbti is not kažką, just nėra according to vien tik tai what makes us happy. tai, kas mus pačius padaro laimingus. It's something that has to have deep substance. Tai And that tai, kas turi turėti substance labai gilią esmę. Ir ta gili tested. esmė, jinai gali To būti see ir if it's patikrinta, actually genuine. kad pamatyti, jog ji yra gryna. For the integrity of his father Dėl savo tėvo and for high nuoseklumo moral ir principles, dėl aukštų he moralinių accepted the principų, exile. jisai priėmė šitą tremtį. Sita, Sita, his wife, jo žmona, demanded that she jie go with him. reikalavo, kad galėtų keliauti kartu su juo. He refused. Jis atsisakė. He said, Jis impossible, pasakė, Sita, neįmanoma, you Sita, cannot tu go. negali eiti su manim. You are a princess. Tu esi princesė, You were born tu and gimei ir raised in augai beautiful gražiuose palaces. rūmuose. If you come with Jeigu me, tu you'll eisi have su to manim, live tu in the turėsi gyventi forest miške with bitter, su cold winters and burning speiginančiomis hot summers šaltomis and žiemomis sleep in ir the high kepinančiomis ground. karštomis vasaromis All ir your miegoti life you ant have kietos slept žemės. on beautiful Visą savo gyvenimą tu silken miegojai sheets on ant soft beds. šilkinių paklodžių You've eaten ir the minkštų lovų. finest Tu foods valgiai cooked patys by skaniausią the maistą, greatest kurį pagamino chefs. patys geriausi virėjai. If you come with Jeigu tu me, keliausi su manim, you'll just be tu tiesiog digging in the ground for raw roots. ieškosi and looking for šaknų some fruits and žemėje berries to ir eat. ieškosi valgomų uogų, kad pavalgyti. You were living in the highest security. Tu gyvenai pačioj saugiausiai aplinkoje. Jeigu tu keliausi su manim, tu miegosi po medžiais, kur liūtai, tigrai ir leopardai ir nuodingos gyvatės ir įvairiausi plėšikai ir nusikaltėliai, kurie gyvena džiunglėse. You're wearing the most Tu dėvi comfortable pačios clothing. patogiausius drabužius. In the forest, Miške you'll have to tu wear a turėsi dress of dėvėti tree bark. medžio žievės drabužius.
You cannot go. Tu negali keliauti. She said, I will go. Ji pasakė, aš He eisiu. said, you will not go. Jis pasakė, ne, tu neisi. Ir Ramajanoje aprašytas ištisi puslapį šitą ginčio. Ir galiausiai Sita pasakė, kai aš ištekėjau už tavęs, mano tėvas, Janaka, jisai pažadėjo, kad sėkmėj ir nesėkmėj, pergaliai ar pralaimėjime, geru ar blogu metu, aš būsiu tavo pusėje. Štai ką tai reiškia man būti ištikima. Tu negali padaryti mano tėvo melagiu, aš keliausiu su tavim. Rama pasakė, prašau, eik. Štai jų santykių ištikimybė. Sita pasakė Ramai, nebūti šalia tavęs, su tavim. Net ir gyvenant šitame Ajodijos rojoje būtų man pragaras, tačiau atlikti savo pareigas su didelė meilė, net ir pragariškose sąlygose būtų saldžiau negu rojus man. Koks malonumas? Štai, ką mus moko šis pavyzdys, malonumas yra kažkas iš širdies. Dalykai gali suteikti tam tikrą pasitenkinimo laipsnį protui bei juslėms, tačiau joks dalykas negali patenkinti širdies. Tik tai mylėti ir būti mylimam gali patenkinti širdį. Nesėkmei. Mes taip nuklydom į dalykus, kad mes darome kompromisą su savo vertybėmis ir su dorybėmis, kurios padaro mūsų gyvenimą vertingu. Per mano 65 gyvenimo metu šiame pasaulyje aš niekada nemačiau nei vieno žmogaus, kuris būtų mylimas už savo pinigus, už savo padėtį, už tą titulą korporacijos pavadinime arba politikoje, arba dėl jų sugebėjimų. Niekas jūsų nemyli už tai. Žmonės gali jūs gerbti, žmonės gali mėgautis tuo, ką jie gali iš to gauti, tačiau dažniausiai žmonės jums pavydi. Tačiau kai mes esame kupini užuojautos, kai mes turime vertybės, kai mes išmokome mylėti kitus, kiti žmonės mylės mus. Kas tikrai vertingo gyvenime? Mylėti ir būti mylimam? Ar tiesiog kaupti? Žmonijos evoliucija juda nuo apsėdusio poreikio gauti įvairius dalykus link davimo džiaugsmo, su meile, su užuojauta, su vertybėmis. Rama ir Sita iškeliavo į mišką, dėvėdami medžio žievės drabužius, miegodami ant žemės, valgydami šaknis. Ir jie buvo tokie laimingi. Rama ir Sita kalbėjo vienas su kitu, Čitrakute, kad tai yra laimingiausias mūsų gyvenimo dienos. Mūsų gyvenimas toks paprastas ir toks prasmingas. Ir jie turėjo tokius gražius santykius su įvairiais sadų išminčiais ir jogais ir miško žmonėmis. O tuo metu Bharata, Ramos brolis, visa ta tremtis buvo organizuota tik tai tam, kad Bharata galėtų būti karalius vietoj Ramos. Ir viskas pasisekė gerai. Bharata, jisai nieko apie tai nežinojo, tačiau kai jisai grįžo namo, jis buvo toks nusivylęs, jis atsisakė karalystės.
Jisai pasakė tiems, kurie organizavo šitą konspiraciją, kad aš keliausiu į mišką, aš pasiliksiu ten 14 metų vietoj Ramos ir aš grąžinsiu Ramą atgal. Ir jis iškeliavo į mišką su visa karališka aplinka, palyda, su visais išminčiais. Jie turėjo visą tai, kas buvo reikalinga, kad karūnuoti Ramą kaip karalių. Jie susitiko jį miške, kai Bharata pamatė Ramą, gyvenantį kaip atsiskyrėlį. Jisai verkė. Abu jie apsikabino. Vieta, kur jie apsikabino, iki šiol tebėra ten, Čitrakuto kalne. Bharata prašė jį sugrįžti, bet Rama atsisakė. Jisai pasakė, Bharata, aš linkiu tau visos geros sėkmės. Aš labai laimingas, kad tu būsi karalius. Aš tikrai laimingas iš širdies. Tačiau aš čia turiu pasilikti vardan dharmas, vardan moralės ir vertybių. Jeigu aš darysiu kompromisus, tai ką aš pamokysiu pasaulį? Mes negalime daryti kompromisų su savo vertybėmis. Tai yra nuoseklumas. Tai yra didybė. Kada mūsų visuomenė gerbs ir vertins žmonės už jų integralumą, o ne už tai, ką jie turi arba kaip atrodo. Tai yra žmogaus evoliucija. Ramayana yra praktiškai skyriai, aprašantis ginčius tarp Bharatos ir Ramo. Rama nori pasilikti miške ir kad Bharata būtų karalius, o Bharata nori pasilikti miške ir kad Rama būtų karalius. Kur mes esame matę tokias varžybas? Tikrai ne politikoje. Jie abu taip pergyvena vienas dėl kito. Ir galiausiai Bharata turėjo grįžti namo. Bet žinot, ką jisai darė? 14 metų jisai valdė karalystę. Su tokiu pat nuoseklumu ir vertybėmis kaip Rama ir visi jį mylėjo. Tačiau jisai gyveno mažyčiame šiaudinėme namelyje, anapus karalystės, vietoje, kuri vadinama Nandigramu. Ir jisai dėvėjo medžio žievės drabužį. Ir jo plaukai buvo susivėlę, ir jisai valgė vien tik tai šaknis, nes jis nenorėjo valdyti karalystę, naudodamasis daugiau negu kad turėjo Rama. Tokia buvo pagarba vienas kitam. Ramayanoje buvo toks vardas Ravana. Ravana buvo blogio įsikūnijimas, godumo įsikūnijimas, pavydo. Jis pavogė Sitą miške ir nugabeno ją į savo salą, kuri tuomet buvo Šri Lankoje. Rama ieškojo jos. Jis norėjo pradėti karą, kad apsaugotų ją. Jis atidavė savo gyvenimą Sitos geroviai. Džataju buvo labai didelė asmenybė. Jis kovėsi su Ravana tam, kad sugrąžintų Sitą. Džatajo buvo tikrai senas. Rama buvo labai toli. Sita pasakė Džatajo, nesistenk, nebandyk kautis su Ravana, tu per senas, tiesiog pasakyk Ramai, kur mane nugabeno. Tačiau Džatajo negalėjo atsispirti. Jisai kovojo visomis savo jėgomis. Bet jis neturėjo jokios galimybės. Jis buvo visiškai nugalėtas. Tačiau net ir savo pralaimėjime, vėliau, kai jisai gulėjo ant žemės ir Rama atėjo, jisai verkė iš meilės jam, apkabino jį.
Dėl to, ką tu padarei dėl manęs, man nėra nieko brangesnio už tave visoje kūrinyjoje. Aš pažadu tau šią dieną aukščiausią išsivadavimą. Ravana laimėjo mūšį, bet vėliau jis buvo sunaikintas ir prarado viską. Džataju pralaimėjo mūšį, tačiau jisai pasiekė aukščiausią gyvenimo tobulumą. Taigi, kas laimėjo? Ir tada taip pat yra Hanumano istorija. Hanumanas, ką bedarytų, jisai būdavo pergalingas mūšyje prieš Ravaną ir prieš visus kitus. Tačiau iš tikrųjų, Džataju ir Hanumanas gavo tą pačią naudą, tuos pačius palaiminimus. Jie abu buvo lygiai pergalingi, nors fiziškai vienas laimėjo, kitas pralaimėjo. Ko tai mus moko? Duoti pasauliui. Bhagavad Gita sako, Krishna kalba. Mes neturime prisirišti prie sėkmės ar nesėkmės, garbės ar negarbės, pergalės ar pralaimėjimo, malonumo ar skausmo. Šitie dualizmai ateina ir praeina, nesvarbu, ką mes bedarytume. Mes turime stengtis atlikti savo pareigą kaip įmanoma geriau. Ar mes esame finansų, ar verslo, ar žemdirbystės, ar išsilavinimo, ar religijos srityje. Mes turime visą savo širdimi, su nuoseklumu, su vertybėmis. Mūsų tikroji sėkmė yra tai, kaip mes išsaugome savo vertybės. Mūsų tikroji sėkmė yra, kaip mes patenkiname Dievą. Dharmos esencija, religijos esencija yra mylėti Dievą ir tarnauti su užuojauta, uždirbti su sąžine ir tarnauti ir išlaidauti su užuojauta. Bhagavad Gita moko gyvybės anapus sienų. Pačia giliausiaje prasme tai reiškia susisieti su tuo, kas mes iš tikrųjų esame. Mes esame gyvybės jėga, kuri atgaivina ir stebi viską mūsų gyvenime. Ar mes esame akys, ar mes regime akimis, ar mes ausys, ar mes girdime ausimis, ar mes širdis, ar mes mylime širdimi, galvojame smegenimis, jaučiame oda. Bhagavad Gita moko, kad mes esame atma, mes esame ta gyvybės jėga, mes esame šviesa, ta dvasinė šviesa, kuri apšviečia visą mūsų kūną, sąmonės šviesa. Skirtumas tarp gyvo ir mirusio kūno pagal Bhagavad Gita yra tikros savasties, sielos buvimas. Tai yra universalus principas. Biblijoje taip pat yra pasakyta, kokią naudą gaus žmogus, kuris laimės visą pasaulį, tačiau praras savo paties sielą. Atma savo prigimtimi yra ananda, jie kupina laimės. Tikrosios savasties vidinė prigimtis yra nemotyvuota, nepertraukiama, tai yra meilė, meilė Dievui. Bhagavata Purana pasako, kad kai jūs laistote medžio šaknis, medis
tas vanduo, jisai natūraliai pasiekia visas medžio dalis, lapus, šakeles. Kai mes iš tikrųjų susisiejame su tuo giliausiu potencialu, kurį mes visi turime, tai yra kaip mylėti Dievą, šita meilė natūraliai pasklinda visoms gyvoms būtybėms. Kai aš pirmą kartą išgirdau šį posmą iš Bhagavad Gitos, tai buvo prieš 45 metus. Aš galvojau, kad tai yra tai, ko iš tikrųjų ieškau. Kadangi aš buvau paauglys 60-aisiais metais ir aš tikrai norėjau matyti pokytį visuomenį. Aš buvau pasibjaurėjęs rasizmo ir išankstinio nusistatymo ir godumu bei veidmainystę. Ir tada aš išgirdau šį posmą. Taip. Štai, ko aš noriu savo gyvenime labiau nei bet ko kito. Ar norėtumėte išgirsti šio posmo vertimą? Krišna sako Gitoje, prigimtis to, kuris turi sąlytį su savo siela, prigimtis to, kuris iš tikrųjų yra susijęs su Dievu. Nėra skirtumo, ar žmogus vadina save hindu, ar žydų, ar krikščionių, ar musulmonų, ar džainių, ar ieškotojų, ar budistų, zoroastristų, ar kas jis bebūtų. Tikroji dharma, tikroji religija yra, kai mes matome kiekvieną gyvą esybę lygiu žvilgsniu, kai mes suprantame savo pačių sielą kaip Dievo dalelytę. Mes galime atpažinti tą pačią gyvą jėgą, tą pačią prigimtį, sielos prigimtį kiekviename. Ir Gitas sako, tas, kuris mato lygių žvilgsniu, ar tai šventiką, ar paprastą žmogų. Ar jis yra juodas, ar baltas, raudonas, geltonas, rudas, vyras, moteris, ar turtingas, ar skurdus, iš vienos religijos, ar be jokios religijos. Ar čia žmogus, ar dramblys, ar karvė, ar šuo, ar katė. Aš žinau žmonių, kurie myli savo šunis ir kates kaip savo šeimos narius. Aš pats užaugau su šunim. Jis buvo truputį tamsesnis, šnauseris. Ir jisai gyveno gal 15 metų, praktiškai visą tuometinį mano gyvenimą. Aš buvau Londone pakeliui į Indiją, kai paskambinau savo mamai ir ji pasakė man, kad jis mirė. Bet visą mano gyvenimą. Ir jisai buvo pati populiariausia asmenybė mūsų šeimoje. Jisai buvo vienintelis, kuris galėdavo sutarti su visais. Ir jeigu jam skaudėdavo, mes verkdavom. Kas tai yra? Kadangi mes buvom labai asmeniškai susiję su ta gyvybės jėga jame, mes galėjome jausti už jį. Kai šita dvasinė meilė pabunda mūsų širdyje, mes jausime užuojautą visoms būtybėms. Galbūt mums reikės būti teisingais su tais, kurie išnaudoja kitus. Tačiau mes turime būti teisingi su užuojauta, o ne su neapykanta. Matot, neįmanoma egzistuoti tamsai šviesos akivaizdoje. Neįmanoma neapykantai egzistuoti meilės akivaizdoje. Tai kelios pamokos, kurias mokė Rama, kai gyveno miške. Ir po 14 metų, kai jisai grįžo šią tamsią naktį,
visi šimtai ir tūkstančiai Ajodijos gyventojų, jie visą tą laiką laukė, jie mylėjo jį. Kiekviena akimirka jiems buvo tarsi metai išsiskyrus su juo. Ir jisai grįžo atgal naktį. Kiekvienas vyras, moteris, vaikas iš pačių įvairiausių sluoksnių, jie visi turėjo mažytę ugnelę rankose, kad pasveikintų Ramą sugrįžusi. Visas miestas buvo nušviestas. Šitas apšvietimas buvo ne iš saulės ar mėnulio, apšvietimas buvo iš kiekvieno. Visi buvo susiję dėl tos pačios priežasties, dėl to paties tikslo. Šimtai ir tūkstančiai mažų žvakelių, kiekviena ugnelė yra labai maža, tačiau kai jos visos dega kartu, jos nušviečia dangų, netgi labiau nei saulė. Štai pamoka. Kas ta ugnelė? Ta ugnelė yra kiekvieno mūsų dėkingumas, meilė, užuojauta, mūsų vertybės. Kai mes dalinamės tuo pačiu aukštesniu tikslu kartu, ar mūsų ugnelė yra labai mažytė, ar gal truputį didesnė, tai mūsų vienybė iš tikrųjų gali apšviesti pasaulį. Aš dažnai pasakoju mažytę istoriją apie raudonmedžio mišką. Šitie medžiai yra patys didžiausi medžiai žemėje. Ir kai kurie iš jų yra 1000 ar 2000 metų senumo. Bet ta vieta, kurioje jie auga, ten buvo tuzinai žemės drebėjimų per tuos 1000 metų, baisios audros, jie auga ant kalvų su labai biria dirva. Kaip jie išgyvena šitas pūgas, šitas audras, tas žemės drebėjimus, kadangi po žeme raudonmedžio medžio prigimtis yra tai, kad jų šaknis auga į platumą. Tuoj pat po žeme jie siekia kitų medžių šaknų. Ir kai jie paliečia vienas kitą, jie apsivynioja ir suformuoja pastovų apsikabinimą. Kiekvienas medis tiesiogiai ar netiesiogiai laikosi į kiekvieną kitą medį. Vienybė yra jų jėga. Net ir per didžiausias negandas jie visi auga aukščiau ir aukščiau, vis didesnė ir didesnė link dangaus. Kai mes dalinamės šitą vidinę šviesą vienas su kitu, kai mes nusprendžiame ieškoti vidinės transformacijos ir dalintis ją tarpusavyje, mes galime tikrai apšviesti visą visuomenę. Aš norėčiau duoti paprastą pavyzdį. Jis labai svarbus man pačiam ir mano labai brangiam draugui Šiamas Sundarai. Šitie metai yra 50-osios metinės, kai mūsų dvasinis mokytojas Šrila Prabhupada įsėdo į kargo laivą, palikdamas Kalkutą ir išvyko į vakarų pasaulį. Rugpjūtį
Friday the 13th, Penktadienį, 13 dieną, 1965, 65 metais. he got on this old beaten up cargo Jisai ship. įsėdo į šitą vėtytą ir mėtytą seną kargo Where he was laivą, going, he knew no one. kur jisai keliavo. Nepažino jo nieko, jisai turėjo su savim Which at that time 40 was rupijų, equivalent to $7. kurios tuo metu prilygo $7. actually, Ir iš tikrųjų, He jis couldn't exchange it when he came to America. Jis negalėjo because no one iškeisti wanted jų, rupees in 1965. kai atvyko į Ameriką, kadangi 65 metais niekas nenorėjo 100 rupijų. Jisai perkerto 3 vandenynus, keletą žemynų, 38 dienas jūroje ir turėjo kelias širdies smūgius, nuolatinė jūros liga. Jam buvo 70 metų. In a dock for cargo ships, he Ir walked tokią down, kargo laivams jisai and he didn't išlipo know anybody. į uostą ir nepažinojo nieko. Kurį laiką jisai gyveno Baueryje, Sometime kurį laiką he met someone who gave jisai him a little susitikdavo room with kažką, no windows, kas no davė bathroom. jam kambarį be langų, be tualeto. He didn't want to take anything. Jis nenorėjo nieko imti savo. He wanted to give Jis norėjo something. duoti kažką. And he wouldn't give up. Ir jis He nepasidavė. had determination. Jis turėjo He labai had didelį ryžtą ir enthusiasm, entuziazmą. but it was based on Bet tai compassion. buvo grindžiama jo užuojauta. It was based Tai on buvo grindžiama hope viltimi. from a higher power than himself. Viltimi į aukštesnę galią negu jis pats. And today, Ir šiandien from that humble iš beginning, šitos labai there's about kuklios 600 pastangos temples. jau atsirado Besides 600 Antarctica, šventyklų, on every išskyrus continent of the Antarktidą kiekviename žemyne pasaulyje. Hundreds of millions of his Šimtai ir books milijonų jo knygų have been distributed. buvo išplatintos. When he was in the Bowery, Kai jisai gyveno Baueryje, trying to jisai translate bandė Bhagavad versti Gita, Bhagavad Gita. and he Ir practically jisai finished it. praktiškai And then užbaigė someone ją. broke in his Ir tada room kažkas and stole his įsiveržė little į jo hand typewriter kambarį and the ir manuscript. pavogė jo mažytę spausdinimo mašinėlę ir rankraštį. Dabar, kai jam 70 metų, dauguma žmonių pasakytų, viskas prarasta. Tai buvo metai darbo. Bet jis pasakė, na, man rodos, man reikia vėl pradėti iš naujo. Ir jisai taip ir padarė. Ir šimtai ir milijonai šitų Bhagavad Gitų buvo išdalinta. Tai buvo neįmanoma. Bet jis turėjo viltį ir tikėjimą, aukštesnę galę. Ir jisai neišdavė savo vertybių ir savo sąžinės. Štai tokie pavyzdžiai. Šiama Sundara, jisai buvo toks įsikvėpęs. 69 metais šitas džentelmenas, kuris sėdė dabar priekinėje eilėje Šiama Sundara, jisai pamatė Prabhupadą. Jo neišmatuojamą entuziazmą ir ryžtą ir tai, kad nieko nėra neįmanoma. Tuo metu, 69 metais, kaip jūs manote, kas buvo patys populiariausi žmonės pasaulyje? Jie buvo vadinami Beatlais. Ir jie gyveno Londone. Ir tikriausiai tai buvo žmonės, su kuriais sunkiausia susitikti visame pasaulyje. Metų metais jie nedarė jokių viešų pasirodymų. Taigi Šiama Sundara parašė Prabhupadai, aš norėčiau keliauti į Londoną ir pabandyti susitikti su Beatlais. Prabhupada pasakė, tai gera idėja. Jis neturėjo pinigų. Patekti į Angliją tais laikais nebuvo lengva. Aš žinau, 70 metais po metų, kai aš atvykau ten, mane tiesiog persekiojo ir gąsdino. Gal 5 valandas uoste, kai atvykau laivu iš Olandijos. Jie gąsdino mane, kad nukirps mano plaukus, kad įkiš mane į kalėjimą, kad eksportuos mane. Ir jie patikino mane, kad aš nepateksiu į šalį. Ir aš ten tiesiog sėdėjau, labai išsigandęs. Ir aš meldžiausi, ką aš kitą galėjau daryti. Ir tada jie tiesiog įdėjo antspaudą į mano pasą ir išstūmė mane ir pasakė, mes tave stebėsime.
Štai kaip aš patekau. Dabar aš labai laimingas, aš kalbu Ernst & Young būstinėje. Tačiau Šjamas Sundara atvyko lygiai taip pat. Jis neturėjo nieko, vienai per kitaip jisai pateko į šalį, gyveno mažame sandėlyje kartu su savo žmona ir savo kūdikiu, Malati ir Sarasvati. Tačiau jis buvo įsikvėpęs. Jo lyderis parodė pavyzdį. Jei mes tikrai norime parodyti savo užuojautą kitiems ir mes su tuo tikėjimu, su to troškimu nesame prisirišę prie sėkmės ar nesėkmės, tačiau iš tikrųjų siekiame sėkmės. Krišna, tas vardas, kuriuo mes vadiname Dievą, yra vadinamas Bhavagrahi Janardana. Dievas nežiūri į tai, ką mes darome. Jis labiau žiūri į tai, kodėl mes darome, kokia mūsų meilė, kokia mūsų užuojauta, kokios mūsų vertybės. Ir mėnesio bėgyje Šjamas Sundara ir tie žmonės, kurie atvyko su juo, buvo 4 kiti, 5 kiti. Jie jau gyveno Džono Lennono namuose. Ir George'as Harrisonas buvo toks įsikvėpęs jų dainavimo, kad jis pasakė, mums reikia padaryti įrašą. Hare Krishna mantra buvo numeris 1 daina visoje Europoje. Ir jie buvo televizijoje visoje Europoje, pop topuose, įvairiuose šou. Žmonės ateidavo pas juos autografų, kadangi juos palietė tos asmenybės užuojauta. Jie darė tai ne dėl savęs. Kas yra lyderystė? Kokią žinią mes norime palikti savo vaikams, visam pasauliui? Ar žinia, kad dėl savo pačių savanaudiškų tikslų mes galime teršti, galime išnaudoti, galime meluoti, apgaudinėti, galime išduoti. Jeigu kas, tai mes taip elgiamės, tai standartas, kurį mes parodėme visiems tiems, kurie žiūri į mus. Ar mes jiems parodysime, kad nėra nieko aukščiau už sąžinę, integralumą. Nėra nieko aukštesnio, nei susiliesti su savo pačiu dieviškumu, su savo pačiu šviesa, meilės šviesa. Ir ką mes bedarytume, ar mes būtume žemdirbiai, ar pramonininkai, politikai, ar svamiai, švietėjai, ar mokslininkai, kas tai bebūtų. Jei mes tai darome kaip džiaugsmo, kurį radome savo pačių širdyse, išraišką, meilės džiaugsmo, užuojautos džiaugsmo išraišką, tai mes galime duoti šviesą pasauliui. Ir tokiu būdu Šjamas Sundara paliudijo savo gyvenimu, kad nieko nėra neįmanoma. Mes galime įveikti tariamai neįmanomas situacijas dėl labai godžių savanaudiškų pasipūtusių tikslų arba su meilė ir užuojauta. Ir tai yra Divali, kad padėtų mums susitelkti į dalinimąsi šviesa ir džiaugsmu mūsų širdyse. Yra posakis: jei prarasite savo turtą, neprarasite nieko. Jei prarasite savo sveikatą, prarasite kažką.
Jei prarasite savo vertybės, savo charakterį, jūs prarasite viską. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai, Radhanath Swami. Aš manau, kad turime laiko galbūt vienam ar dviem klausimams. Jeigu kažkas turi klausimų. Hare Krishna. Aš turiu klausimą apie, jūs minėjote meilę Dievui. Ar būtų teisinga sakyti, kas būtų teisinga pasakyti, ar Dievas yra atskirai nuo mūsų, ar kad Dievas yra mes ir Dievas, aš ir Dievas yra viena ir tas pats? Abu. Mūsų Bhagavatas filosofijoje ir Gita sako, mes visi esame Dievo dalelytis, mes visi esame Dievo vaikai. Pavyzdys yra pateikiamas Saulė. Yra Saulės planeta ir yra Saulės spinduliai. Vienybė ir skirtybė, vienkartinė, vienovė ir įvairovė. Jeigu Saulės spindulys pateks į šį kambarį, mes sakysime, kad tai yra Saulė. Bet ar tai yra Saulė? Taip, tai yra. Bet taip pat ir nėra. Tai yra Saulės dalis. Saulės spinduliai visada ateina iš Saulės, tačiau Saulė niekada nekyla iš Saulės spindulių. Yra nesuskaičiuojama gausybė Saulės spindulių, tačiau yra viena Saulė. Ir visi Saulės spinduliai sklinda iš tos pačios Saulės. Taigi panašiai, mes esame kaip šitie Saulės spinduliai. Mes turime tas pačias savybės kaip Bhagavanas arba Dievas, Sačit Ananda. Mes esame amžini, kupini žinojimo ir taip pat kupini palaimos. Tačiau Dievas yra aukščiausias visako šaltinis, o mes visada esame pavaldus šitam aukščiausiam šaltiniui. Bhakti kelyje, kuriuo mes einame, mes nenorime tapti Dievu. Mes norime mylėti Dievą. Norime būti dėkingi Dievui, nes anapus Dievo visų galių ir jo kūrybingos prigimties yra begalinis saldumas, begalinis grožis, begalinė meilė. Mylėti Dievą ir jausti Dievo beribę meilę yra sielos prigimtis. Vienaip ar kitaip, kaip sapne, mes pamiršome mūsų tikrąją prigimtį ir mūsų santykį. Ir mes galvojame, aš esu vyras, moteris, aš esu juodas, rudas, baltas, viena religija, kita religija. Mes kovojame dėl savo skirtumų. Gita sako, Bhoktaram Yagatapasam Sarvalokam Maheshwaram. Jei mes norime iš tikrųjų atrasti ramybę, mes turime suprasti, kad viskas yra aukščiausioje nuosavybė. Niekas nėra mūsų. Nuosavybė reiškia kontrolę. Galų gale, mirties metu, ką mes galime paimti su savim? Indijoje laidotuvių ugnyje ant kūno jie uždeda baltą audinį. Jis neturi jokių kišenių. Ir nesvarbu, kas mes esame, kokios mūsų banko sąskaitos, mes nieko negalime paimti su savim. Viskas priklauso kūrėjui. Kiekvienas priklauso aukščiausiam mylimajam. Mūsų intelektas, mūsų galimybės, mūsų turtai, mūsų nuosavybės. Mes esame prižiūrėtojai.
Kai mes gerbėme tą vaidmenį su dėkingumu ir nuolankumu, kad mes esame prižiūrėtojai, mes galime būti milijardieriais ir mes padarysime neišmatuojamą pozityvų pokytį pasaulyje. Arba mes galime būti tiesiog mažyčiai kaimiečiai. Ir mes taip pat padarysime didžiulį pokytį pasaulyje. Istorijoje apie Ramą jie statė tiltą per vandenyną ir Hanumanas jisai kilnojo kalnus. Kai jisai kilnojo kalnus, kad padarytų tiltą, buvo mažytis žvirblelis, kuris buvo priešais jį. Ir žvirblis šokdavo į vandenyną ir išlipdavo, išsivaliodavo smėlyje ir tada nupurtydavo savo kūną ir įpildavo truputį smėlio. Koks skirtumas tarp kelių smėlio grūdelių ir kalno, kad padaryti vieną žingsnį tiltui. Hanumanas nešiojo kalnus, žvirblis pylė smėlį ir Rama pasakė Hanumanui, jis atlieka tiek pat daug darbo, kiek ir tu, kadangi jisai daro viską, ką jis gali padaryti dėl šito aukštesnio tikslo, meilės ir tarnystės, ir tu atlieki tą patį. Jūs esate lygus. Tad, kai mes atpažįstame tą Dievo malonę šviesą mumyse, mes galime pažinti ją ir kituose. Ir mes galime panaudoti visą tai, ką turime dėl šito aukštesnio tikslo. Ir tai yra seva. Ar tai atsako į jūsų klausimą? Ačiū labai, Swamidži. Ačiū labai, Radhanath Swami. Mes galime visi padėkoti garsiais plojimais. Just while I allow our team to set the stage up for the next part of our evening, I noticed someone had their hand up over there. Did you want to share something or? Okay. Don't worry, I hear we're well, you can ask. Time issue. You can ask a question whilst we set up. Yeah, will he have time to respond? Negalėčiau užduoti rimtesnio klausimo ir jis yra susijęs su nesenais įvykiais. Jūs kalbėjote apie lyderius ir kaip jūs tikitės, kad jie parodys daugiau užuojautos. Jei jūs būtumėt François Hollande dabar, kaip jūs pademonstruotumėt daugiau užuojautos, darydami kažką kitaip, tam, kad išspręsti problemas, su kuriomis susiduria šis dabartinis Prancūzijos lyderis. Ačiū. Tikrai labai lengvas klausimas. Mes visi turime savo vaidmenis. Ir pasaulio istorija labai dažnai parodo, kad jei mes bandome išspręsti problemą, bet nedarome to sutinkama išmintim ar vertybėmis, regėdami didesnį vaizdą, kartais sprendimas problemai sukuria dar didesnę problemą negu pirminę problemą. Taip? Ir turbūt štai kas vyksta šiandien. Mes išsprendžiam vieną problemą, tai sukuria kitą problemą, kuri blogesnė negu pirminė problema. Mes bandome išspręsti šią problemą, jis sukuria kitas problemas. Ir mes tikrai turime turėti kažkiek išminties, kažkiek jautrumo ir kažkokias vertybės. Ir tikrai užuojauta nereiškia tiesiog leisti terorizmui ar žiaurumui veikti nebaudžiamiems. Užuojauta reiškia apginti taip pat ir nekaltus. Labai stipriai tai reiškia. Taigi, pasaulyje yra kariniai žmonės, yra politiniai lyderiai šiame pasaulyje.
Ir taip pat esate aš ir jūs. Kas yra svarbu, kad mes nedarytume tam, kad išnaudoti, kad darytume, kad iš tikrųjų apginti. Ir kai lyderiai nuoširdžiai ir tikrai susirinks kartu, tikrai atsisakė savo pačių savanaudiškų politinių interesų ir tikrai darys tai su nuoširdžiu rūpesčiu, užuojauta ir geru supratimu apie moralinės ir dvasinės vertybės, mes galėsime veikti kartu ir tikrai spręsti problemas. Visose tose sunkiose situacijose. Patikrinimas to, kuris myli Dievą, yra nuolankumas, užuojauta ir gebėjimas tikrai rodyti pagarbą kitiems. Sanskritui yra labai gražus posmas, tas, kuris tikrai susijęs su Dievu, jis matys kitų laimę kaip savo laimę ir kitų skausmą kaip savo pačių skausmą. Dvasingumas nėra sektantiška idėja. Prieš daug metų ir aš rašau apie tai savo knygoje. Aš gyvenau prie Gangos kranto. Ir ten buvo 85 metų amžiaus žmogus, su kuriuo mes labai susidraugavome. Jis buvo hindu. Ir kiekvieną dieną jisai paimdavo mane pas savo geriausius draugus į rentgeno kliniką. Jis buvo musulmonas. Vieno vardas buvo Narayana, o kito vardas buvo Muhamedas. Muhamedas aptarinėdavo Koraną, o Narayana aptarinėdavo Ramayaną ir Gitą. O aš aptarinėdavo visą tai, ką mokinausi. Buvo tiek daug meilės ir potraukio ir pagarbos ir dalinimosi. Ir vieną dieną aš paklausiau Narayano, kai mes buvom vieni prie Gangos kranto, kaip čia yra, kad toje šalyje, kur hindų ir musulmonai taip konfliktuoja, jūs abu esate geriausi draugai. Jis nusišypsojo, tikrai rimtai nusišypsojo. Ir jo atsakymas, aš vis dar cituoju šiandien, po 45 metų. Jis pasakė, šuo gali atpažinti savo šeimininką, kaip šeimininkas be apsirengtų. Šeimininkas gali būti su kostiumu ir kaklaraiščiu, gali būti su marškiniais, gali būti su maudymosi kostiumu, gali būti nuogas. Šuo atpažins jį. Jeigu mes negalime atpažinti savo Dievo, kai jisai pasirodo skirtingais drabužiais, skirtingų metų istorijoje, kad parodytų savo malonę ir perduoti savo žinią mums. Jeigu mes negalime atpažinti Dievo kitose religijose, mes tuomet turime tiek daug išmokti iš šunų. Tai svarbu, kad mes išvalytume savo pačių širdžių ekologiją, kad tikrai galėtume, kad mūsų sprendimai, kokį vaidmenį mes atliktume, kad mūsų sprendimai kartu tikrai tiestume kelią šviesai, o ne padarytume daugiau tamsos. Aš nežinau, ar tai yra atsakymas, kurio ieškojai. Tai vienintelis dalykas, apie kurį aš žinau, ką galiu kalbėti. Tačiau tai yra labai liūdna. Nepykanta, meilės Dievui vardan, neturi nieko bendro su Dievu. Toks pasipūtimas, kokioje religijoje be pasirodytų, jis nieko bendro neturi su Dievu. Ir apginti nekaltuosius. Mums reikalingas geras planas, kuris tikrai galėtų išspręsti šituos sunkumus ir
galų gale pasaulį galėtų padaryti geresnę vietą. Ir mums šiais laikais nelabai sekasi tai daryti. Tačiau sąmonės revoliucija yra reikalinga. Ačiū.